Labadiena. Aš esu Jonas Gaižauskas, pirmininkas susirinkimo. Taip pat dalyvauja mano kolega, sekretorius Tomas Astrauskas, savivaldybės atstovai bei suinteresuoti gyventojai. Aš trumpai pristatysiu projektinius pasiūlymus, vėliau apkalbėsime 3 aikšteles, dėl kurių buvo gauti raštai arba skundai, o toliau tiesiog laisva diskusija. Taigi, šiandien mes pristatom B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių, Ševčenkos gatvė 18, Laukelių gatvė 22, Karaliaučiaus gatvė 5, Juodvarnių sodų 25 gatvė 29, Kojelavičiaus gatvė 260, Liudo Giros gatvė 78, Žėručio gatvė 12, Marijos Dorotničienės gatvė 4, Zarasų gatvė 5A, Pagubės sodų 26 gatvė 1, Linkmenų gatvė 6, Kelmijos sodų 86 gatvė 4, Architektų gatvė 107, Valiučio gatvė 3, Kęstučio gatvė 18, Juodvarnių sodų 8 gatvė 11, Vadovos gatvė 25, Žirmūnų gatvė 47, Vilniuje statybos projektinius pasiūlymus. Taigi, tuoj uždėsime. Matytų visi, trumpai irgi greitai apeisime. Ševčenkos gatvė 18, Laukelių gatvė 22, Karaliaučiaus gatvė 5, Juodvarnių sodų 25 gatvė 29, Kojelavičiaus 260, Stringa, Liudo Giros 28, Žėručio 12, Zarasų 5A, Marijos Dorotničienės 4, Pagubės sodų 26 1, Linkmenų 6, Kelmijos sodų 85 4, Architektų 107, Broniaus Kazio Balučio 3, Kęstučio 18, Juodvarnių sodų 8 gatvė 11, Vadovos gatvė 25, bei Žirmūnų gatvė 47. Tai priėmam likusius dalyvius. Taip, taigi, buvo gauti 3 skundai, tai būtent dėl Žirmūnų gatvės 47, Kęstučio gatvės 18, bei Laukelių gatvės 22. Tai pirmiausia, papasakosiu apie Žirmūnų gatvę 47, o tiesiog gautas skundas, žmogaus nuomonė, kad ta aikštelė nereikalinga yra toje vietoje, nes jau yra viena esama, dubliuojasi 2 aikštelės. Tai svarstė atliekų tvarkymo darbo grupę į šią aikštelę ir pripažino, kad jinai yra reikalinga, dėl to, kad siekiamybė yra daugiabučių kiemuose maždaug 300 žmonių, 300 gyventojų turėti konteinerių aikštelę, tai toje vietoje yra virš 600 gyventojų ir taipogi vežėjas paminėjo, kad veža mišrias atliekas bent jau kasdieną, taigi Žirmūnų gatvė 47 aikštelė pasilieka savo vietoje. Ar yra gyventojas, kuris gal rašė šitą skundą? Taip, jūs girdit mane? Taip, girdžiu. Žiūrėkite, kiek aš mačiau aplinkui, visur yra po 3 konteineriai. Kodėl būtent šioje vietoje norima įrengti 6? Ar negalima kitoje vietoje? Šalia yra negyvenamasis pastatas ten, kur ofisai yra. Tai vat jų kieme, pavyzdžiui, galima įrengti. Kodėl būtent šitoj vietoje? Matot, parenkant vietas savivaldybės įmonė, parenkant vietas yra daugybė niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Tai tokie patys pagrindiniai, kurie maišo, sakykime, įrengti bet kur, arba kažkur, kur, sakykime, vizualiai atrodo gera vieta, tai yra požeminiai inžineriniai tinklai, nes mes negalime ant tinklų projektuoti, mes turim šalia jų. Antras dalykas, turi išlaikyti 10 metrų iki gyvenamųjų namų pastatų, tiksliau langų arba durų. Trečias dalykas yra medžiai. Medžiai yra skaičiuotinos kamieno, šaknų apsaugos zonos, lajų apsaugos zonos ir taip toliau. Ketvirtas dalykas, kiek įmanoma stengiamasi nepanaikinti parkavimo vietų. Tai visa šita ir daugybė dar kitokių smulkių dalykų, tai visą šitą sudėjus savivaldybės įmonė parenka tas vietas, jas parinkti yra tikrai sunku
tikrai sunku kažkur įkišti, o jūsų atveju tai aš paminėjau, kad dėl to, kad yra labai daug gyventojų ir aš virš 600 metrų spindulių gyventojų ir vežėjas kasdieną veža mišras atliekas, dėl to reikalinga dubliuoti aikštelę. O sakykit, 100 metrų jūs skaičiuojat, jo? Toksai yra preliminarus skaičiavimas vėlgi tos pačios savivaldybės įmonės Vilniaus plano, reiškia, kad gyvenvietėse, ta prasme mieste, sakykime taip, ne mieste, daugiabučių kvartaluose yra grubiai skaičiuojamas toks preliminarus 100 metrų, soduose 300 metrų toksai spindulys, kur numatomi, kas vartos, kurie vartotojai neš atliekas. Tai va tą vietą galima parinkti tų 100 metrų spindulio ribose? Dar papildomų konteinerių įrengimo vietą? Taip. Gerai, dabar žiūrėkite, ar aplinkui kur nors Žirmūnuose yra tokios vietos, kur yra 6 konteineriai, o ne 3 vienoje vietoje? Aš žinau, kitaip mintinai nepasakysiu, tų vietų yra tikrai mažai. Viena Minties gatvėje berods yra dubliuota, dar viena yra, gal jos 3, 4, 5 yra tos vietos dubliuotos. Yra kai kur sudubliuoti anksčiau įrengti apvalūs konteineriai su dabartiniais B tipo kvadratiniais. Yra tokių vietų. Jų nėra daug, gal iš viso, kiek man teko, nes matot, ne aš vienas projektuoju, tai aš negaliu kalbėti už visus, bet kiek man teko projektuoti, sakykime, daugumą tų konteinerių, tai reiškia, kokių 10 vietų tokių yra. Vilniuje, taip? Taip. O dabar klausimas, objektyviai kažkaip buvo objektyviai nustatyta, kad reikalingi konteineriai? Ar čia tiesiog buvo pasakyta, kad kasdien veža ir panašiai? Objektyviai kažkur užfiksuota ant popieriaus, kaip sakoma? Na, aš žinau, kad gaunu užduotį, ten ir projektuoju. O jau savivaldybės darbuotojai, jie įsivertina gyventojų kiekį, gyventojų tankumą, vežėjo, reiškia, poreikį toj vietoj ir tada sprendžia, ar ten reikia dubliuoti, įrengti apskritai aikštelę ar nereikia. Tai čia jūsų grupė nustatė, kad visgi jūs liekat prie nuomonės, kad ten reikia būtent toj vietoj reikia. Jūsų grupė, taip? Taip, aš tai sakykime taip, projektuoju ir supažindinu visuomenę, tačiau tas toksai lemiamasis balsas tai yra atliekų tvarkymo darbo grupės savivaldybės ir jie sprendžia nagrinėja kiekvieną skundą, kiekvieną raštą, kiekvieną pasiūlymą ir, nusprendžia, sakykime, vienokį ar kitokį variantą. Jeigu aš visgi nesutinku, nes esu gyventojas to namo, ką man toliau, kokių veiksmų, kada toliau daryti? Aš galiu pasakyti tokį realų, sakykime, nes man nepatinka, arba aš manau, kad čia nereikia, tai nėra argumentai, aš pasakiau argumentus, kodėl reikia, tai realiai aš patarčiau tada galbūt, jūs galite savivaldybėje rašyti, ta prasme, daug ir dažnai, ar ne, čia jūsų yra teisė, pats projektavimo šitas etapas yra pakankamai ilgas, viešinasi projektiniai pasiūlymai, derinasi projektiniai pasiūlymai, derinasi techninis projektas, projekto ekspertizė, tik tada, jeigu viskas gerai, visos institucijos suderina, tada, reiškia, rangos darbai prasideda. Tai čia tų mėnesių yra nemažai. Jeigu jūs pasiūlysite kažkokią alternatyvę vietą, kurie atitiktų visus reikalavimus, tai aš manau, kad darbo grupiai galimai nuspręstų, kad ir perkeltų konteinerį. Jūsų įmonės darbo grupiai? Ne mano įmonės, savivaldybės darbo grupiai. Savivaldybės. Kaip vadinasi tas adresatas, kuriam reikėtų adresuoti? Adresuokit, žinokit, aš taip patariu bendriniu paštu, savivaldybė@vilnius.lt, jie nukreipia atliekų tvarkymo poskyrį. Atliekų tvarkymo poskyris turi savo darbo grupę, kur ateina jau su jūsų raštų, pasiūlymų, skundų ir jį nagrinėja. Galbūt paskutinis, o kas parinko būtent tą vietą? Jūsų įmonė ar savivaldybė? Savivaldybės įmonė. Visas vietas parenka savivaldybės įmonė, aš gaunu koordinatę, važiuoju į vietą, žiūriu, sakykime, ten 10 metrų spindulių, kur įmanoma tarp tinklų, ar toliau nuo medžių, ar naikinant parkavimo vietų ir taip toliau įrengti. Bet būtent, kad prie tų 3 papildomai čia savivaldybės nusprendė. Vadinasi, tie objektyvus, jeigu jie egzistuoja duomenys, kad reikia papildomai įrengti, čia jie yra savivaldybėje, ne pas jūs. Taip. Gerai, ačiū.
Taigi, antroji vieta Kęstučio gatvė 18, daug kalbėta, ne pirmą kartą rašyta, ar yra gal atstovų, kas suinteresuoti rašė. Tai tiesiog vėlgi buvo spręsta dėl šitos vietos ir nuspręsta palikti aikštelę projektuojamai vietoj, nes tie patys siūlymai, jie kartojasi, jau buvo gyventojai atsakyta, kuri rašė, kad siūlymai netinkami. O dėl įvažiavimo, aš dar pakomentuosiu, tai nėra oficialus įvažiavimas į sklypą, ten berods 3 tie įvažiavimai, tai visi yra neoficialūs ir realiai įvažiavimo nieks neuždengia. Tai gal dar kažkas dėl Kęstučio gatvės 18 yra gyventojai? Nėra. Tai ir daugiausia skundų turbūt sulaukusi, aš gavau 1, savivaldybė gavo 2, tai būtent dėl Laukelių gatvė 22 aikštelės. Taigi irgi buvo susirinkimas vakar darbo grupės ir irgi nuspręsta palikti aikštelę suprojektuotoj vietoj, todėl kad jinai atitinka teisės aktus, daug pastabų visokių, kad pravažos ir taip toliau, vežėjas paminėjo, kad privažiuoja prie ten. Argumentas, kad tai yra vaikų slidinėjimo aikštelė, tai aš nepatarčiau ten vaikams slidinėti žiemą, nes tai yra kalnas nuokalnė į kelią, į gatvę, kur važinėja mašinos, tai yra nesaugu. Tai taip, jeigu jau, sakykime, žmogiškai kalbant, tai reikėtų tada arba apsitverti, tvora ar kažkokia atrama tą Laukelių gatvę, arba kituose vietose teko matyti, kad tiesiog smėlio maišai pridedami kaip stabdantis čiuožimą elementas, kad nebūtų, kad tie vaikai neišvažiuotų į gatvę. Tai vėlgi buvo svarstyta ir nuspręsta palikti aikštelę projektuojamai vietoj. Tai turbūt bus jau dalyvių. Sveiki, aš esu iš Sodininkų bendrijos Dobilas, čia konkrečiai mūsų bendruomenė, apie mūsų bendruomenę dabar mes kalbame. Tai labai liūdna, kaip pasakyti, kad vis dėlto nebuvo kažkaip atsižvelgta į tą mūsų prašymą, nes, gal pasikartosiu, tiesiog taip jau susiklostė, kad daugiau kažkur tai mes vietos vaikams ir neturime, tiesiog, taip natūraliai ir susiformavo tas įprotis, kad jaunos šeimos su vaikais naudojasi, kas yra tiesiog. Aš suprantu, kad tai galbūt nėra 100% saugi vieta, bet tai yra to pačiu ir labai nuošali vieta, kur transportas ilginai yra labai nedidelis ir panašiai. Tai neįsivaizduoju aš dabar, jeigu jūs ten statysite tos konteinerius, tai ir saugumo prasme dėl vaikų pačių, kaip pasakyti, susižeisti tikimybė ir traumos ir taip toliau, tai čia ir to pačiu ir tas pats statinys bus gadinamas. Tai jeigu vis dėlto jau čia jūs tikrai, sakykime taip, nematote kitų variantų ir ten liks, tai aš sakyčiau, kad tada būtinai reikia svarstyti, bent jau numatyti kažkokią tai projektavimo stadijoje, papildomą kažkokią arguminį barjerą ar dar ką nors, ta prasme, gal su kažkokiais. Tai sutinku, matot, taip globaliau pasižiūrėjus, tai, kaip čia sakyti, nuo šitos projektuojamos vietos, realiai panašiai apie 300 metrų nuo miško pusės, va šitie visi gyventojai realiai neturi kur mesti atliekų, nes Vindaubos gatvė vienas irgi bus renginėjami konteineriai, bet taip, jeigu uždėjus tokį sodų 300 metrų spindulio diametrą, tai spindulį tiksliau, tai dalis gyventojų neturi kur mesti, o leisti pasirinkti gyventojams reikia, nes ta atliekų infrastruktūra plečiasi ir tarkim, aš suprantu tuos gyventojus, kurie gyvena arčiausiai, be abejo, visada skundžiasi, ne visada, dažniausiai, tačiau pagalvojus apie daugumą, tarkim, aš būčiau gyventojas per 50 metrų nuo šitos konteinerių aikštelės, aš tikrai nesidėčiau savo nuo savų konteinerių, smirdančių vasarą prie pat savo sodo namo, tarkim, ar namo, aš tikrai nešiau bendrus. Dabar dėl šitų papildomų dalykų, vėlgi savivaldybė nerekomenduoja ten čiuožinėti vaikams, kaip vakar išsakė savo nuomonę, tačiau manau, kad tikrai vertėtų jums parašyti raišką prašymą, kad jūs jau nusprendėte įrenginėti, paaiškinti tiesiog žmogiškai visą situaciją ir paprašyti įrengti ir ties konteineriais, ir tarp kalniuko pabaigos ir gatvės
kažkokį tai, ar tai būtų, na, tvora turbūt nelabai tinkamas elementas, nes jeigu ten tas vaikas ar kažkas atsitrenks į tą tvorą, nieko gero nebus. Tai kažkokie, ar tai guminį barjerą, ar tai vėlgi tos smėlio maišus, ar kažkokia tai užtvara atitinkama, dar kažkokia yra tokios kaip ir gaudyklės, kiek žinau, na, reikia pasigalvoti šitų techninių specifikacijų ir tiesiog paprašyti tą įrengti. Gerai, o ponas Jonai, dabar sakykite, prašau, tai tie, kurie didžioji dauguma mūsų gyventojų turi savo individualius konteinerius. Taip. Prasme, kokia logika vis dėlto, nu aš suprantu, tie 300 spindulių čia yra teoriškai, ta prasme, bet o jeigu aš turiu, sakykime, ir visi ten turi tuos konteinerius, kam jiems dar tie konteineriai? Žmonės gali pasirinkti, prievartos nėra, arba turėti savo nuosavus, arba nešti bendrus. Jie pasirinks ateityje. O tai ar čia reiškia, kad ta prasme, jeigu ateityje, tai kaip dėl to, kas už juos mokės? Tie, kas naudojasi. Bet tai kaip jūs identifikuosite, kad jie, būtent tie... Vežėjai turi pasižymėję savo sistemoje kiekvieną tašką, kurį aptarnauja, su kuriuo yra pasirašyta sutartis. Tai tie, kas turės savo individualius, tai jie, na, ir toliau, jeigu jie norės naudoti savo individualiais, jie turi teisę ir galės toliau naudotis, o tie nauji, kurie norės naudotis bendrai, jie tiesiog pasirašys sutartį ir naudosis bendrais. Tai čia nebus taip, kad, ta prasme, tie, kurie savo turi, dar papildomai ant top mokės dar už to. Ne. Čia labai aiškiai vežėjas Vas išsakė savo nuomonę, kad sodose gali tikrai pasirinkti, gyvenamuose namuose, sodose, prasme, nedaugiabučiuose, bet privačiuose savo sklypuose gali gyventojai rinktis. Gerai, dar toks yra, mes esam susidūrę ir aplinkiniai, ta prasme, irgi aš kai siunčiau Vilniaus savivaldybei raštą, pridėjau kaip pavyzdį. Nu, yra taip, kad yra nekadėjų, kurie palieka stambia gabarytės visokias, kaip sakyti, tas, nu, nežinau, nereikalingą savo mantą turtą ir taip toliau. Tai kaip čia dabar bus? Kažkada tai buvo taip, kai paliko, sakykime, kažką panašaus, tai buvo išstatyta, reiškia, sąskaita susimokėti sodininkų bendrijos pirmininkui, ta prasme. Tai kaip čia dabar būtų, kokia politika? Aš siūlyčiau, aš kiek žinau, Vasa proteguoja tokius dalykus, kad pastato laikinas kameras. Jums reikėtų paprašyti jų, žinau, kad, na, ne visur, tikrai ne kiekvienoje aikštelėje, bet jeigu yra poreikis, jeigu matosi tendencija DGA, didelių gabaritų atliekų, tai Vasa pastato laikinasias kameras ir taip bando, na, apsaugoti nuo šito dalyko, nes iš tikrųjų yra tas dalykas, tos aikštelės, kurios yra matomos viešai prie kelio, ten mažiau palieka, o tos, kurios yra taip, na, užnugarį, sakykime, toliau, giliau, taip, pasitaiko tų tokių palikimų. Tai aš kreipčiausi į Vasą, paprašyčiau, kad pastatytų tas mobiliasias kameras. Aš čia užsirašau trumpai, Vasa mobilios kameros. O dabar dar sakykite, ar tie konteineriai konceptualiai, tai reiškia, kad tai yra vieši bet kam, ar vis dėlto mes tada galime pasakyti, kad prašyti, kad padarytų kažkokią tai sistemėlę, kad turi magnetuką ir tik tai mes naudojamės. Ateinam, priliečiam, jeigu neklystų, Alytuje berods buvo pilotinis toks projektas, nežinau, kuom pasibaigė tenais, bet konkretus gyventojai galėjo ateiti ir atsidaryti, įsimesti šiukšlės ir uždaryti. Čia yra kaip dabar? Jisai skirtas be abejo yra jūsų bendrijai. Tačiau tokio, apsaugojimo, kad kažkoks niekadėjas atvažiuos ir neprimest ant savo šiukšlių, jo nėra. Aišku, ten pas jūs yra akligatvis, ten, kad kažkas labai jau piknaudžiaus, tikimybė maža. Tokio mano praktikoje nebuvo dalyko, kad, sakykime, su tais magnetukais. Tačiau aš manau, kad viskas įmanoma. Vėlgi, jeigu jūs prašysit ten, sakykime, tos ar tvoros, ar atramos, ar kažko, tai tikrai galima, na, paprašyti to pačiu, kad būtų ir tą šiukšlelę, tą, reiškia, konteinerio aikštelę, turėti kažkokį savo ir užraktą. Aišku, be abejo, to užraktų reikėtų dalinti su vežėjais ir su Vatsu, kurie prižiūri tas konteinerius, nes jie ten žiemą nukasa, plauna konteinerius ir taip toliau. Bet čia, be abejo, čia ne problema, kaip ir šlagbaumai kiemuose visi turi. Aš manau, kad reikėtų svarstyti, na, tokius, reikia vėlgi, argumentuoti tuos dalykus, nes ir atsiranda dažnai visokiausių papildomų darbų, kurie nėra šio projekto apimtyje. Ar ten truputį pasfaltuoti kažkokį dalyką, ar ten šaligatvį davesti iki aikštelės ir taip toliau. Tų darbų, na, sakykime, iš 10 aikštelių vienai
tikrai visada prireikia. Ir tada, jeigu argumentuotai yra ar pirmininko, kaip jūsų atveju, ar ten gyventojų daugumos kažkoks prašymas, tai būna, kad įrengia padaro, būna, kad ir neįrengia. Čia, ta prasme, priklauso nuo tų. Nes aš toliau žiūriu, reiškia, tai vis tiek tai yra maišas, jis turi savo, sakykime, maksimum turi ir taip toliau. Ir žmonės nebūtinai jį visą pripildys. Bet jeigu vis dėlto rasis taip, kad pastoviai yra jisai pilnas, tai akivaizdu, kad kažkas svetimas primeta. Tai čia yra labai, ir reikės tada tiems žmonėms susimokėti už svorį, juk turbūt bus išstatomas tos sąskaitos. Matai, tos atliekos irgi, jos ne vienodai pildosi. Sakykime, ten, kaip buvo ir pirminis atvejis, Žirmūnų 47. Aš nenoriu kalbėti už vežėjus, aš ne vežėjus, aš nežinau jų niuansų, bet tarkim Žirmūnų šitoje 47, kur minėjau pirmoji aikšteliai, tai mišrios atliekos kasdien vežamos, tačiau, pavyzdžiui, popieriaus arba stiklo rūšiavimo vežamos kas antrą dieną, nes jų neprisikaupia tiek. Tai grinai irgi pagal poreikį, vėlgi sodose tas poreikis yra mažesnis, gerokai mažesnis, ten, sakykime, ne kasdien, daug dievė, ten vieną kartą į savaitę bus vežamos atliekos. Tai čia dabar su tais magnetukais ir panašiai su Vilniaus, reiškia, savivaldybė. Taip, rašykit vėlgi savivaldybę. O dėl tų kamerų, sakykime, taip, tada su konkrečiai. Kiek aš žinau, vasarą. Vežėjai, jie patys užsiema. Nes greičiausiai, jeigu parašysit irgi savivaldybė, tai jie tiesiog pasakys, kad mes netikam tokių paslaugų, kreipkitės į vasarą. Aš nežinau, ar jie dabar tai vykdo, bet anksčiau tikrai darydavo tokius dalykus probleminėse vietose. Aišku, o dėl apšvietimo, nes ten irgi nėra jokio apšvietimo, tai čia... Kalbėjom, vėlgi vakar irgi diskutavom, jūsų apšvietimas baigėsi prieš posūkį, ar ne, paskutiniai stulpai. Vėlgi rašykit, paprašykit. Galbūt ten nenumatyta jokių gatvių projektų, nieko ten nenumatyta, tačiau, iš savo patirties irgi galiu pasakyti, pas gyvenu Žirmūnuose, mums reikėjo 2 taškų apšviesti. Prašėm savivaldybės, pirmais metais nieko negavome, tačiau antrais metais įrengė 2 apšvietimo stulpus ir pajungimą. Tai tikrai manau, kad įmanoma, rašykit, prašykit. Negaliu pasakyti už juos, kad jie įrengs, tačiau drąsiai rašykit, nes ten iš kitos pusės nėra ten taip jau baisiai toli pratesti, ką žinau, 50 metrų ar gal biškį daugiau. Tai nėra čia kažkas jau tokio neįmanoma arba nepadaroma, apšvietimo ten tikrai reikėtų, arba bent jau aš siūlyčiau dar vieną variantą apsvarstyti, paprašyti arba atvesti, sakykime, tą nužemintą apšvietimo liniją, arba pastatyti apšvietimą su saulės baterija. Stovą, kuris būtų tiesiog šitai konteinerio aikšteliai, šalia, gal net ant, neatsimenu, ten kelio ženklų ar yra ar nėra, bet šalia tiesiog saulės baterija, saulės energija maitinamas apšvietimo stulpelis. Gal tai yra tiesiog pigiau nes apšvietimo taip ten reikia, čia yra didelė problema sodose, nes apšvietimo nėra, gatvės tamsios ir nejauku vakarė. Tik savivaldybė tiesiogiai čia, ta prasme, irgi. Taip. Galit savivaldybės atliekų tvarkymo skyriui, bet vis tiek nukeliauja atliekų tvarkymo skyriui, taip. Jie tada, sakykime, dėl apšvietimo ten kreipsis pagal kompetencijas į kitas. Gerai, dėkui, supratau. Gal dar yra dėl laukelių kažkas tai iš gyventojų, nes buvo daug skundų? Nėra. Gal dėl kitų aikštelių yra dar klausimų? Prašau, dabar laisva diskusija prasideda. Yra klausimas dėl Horodničienės gatvės. Taip. Ta prasme, bet koks projektas neturėtų pažeisti trečiųjų šalių, reiškia, interesų ir šiuo atveju į Horodničienės gatvę ir iki šiol įvažiuoja ekoserviso transportas, reiškia, ir jisai, kaip pasakyti, išvažiuodamas apsisukimus daro gatvelėse, kurios yra įrengtos pačių gyventojų ir nėra numatyta padanga tokia apkrova tokiam transportui. Todėl aš manau, kad šitas projektas Horodničienės, kuris yra parengtas, jisai yra nepilnas, turėtų būti numatyta transportinė dalis, nurodant, kurioje vietoje apsisuks, reiškia, būtent sunkiasvoris transportas išvežantis šiukšles. Na, žinokit, tai yra supaprastintas projektas ir ta transportinė dalis nėra projekto sudėtis, tačiau tą problemą aš supratau jūsų.
Nu, tiesiog aš galiu pasakyti, šiandien de facto, reiškia, kad ir savivaldybės įrengta gatvė, jos bortai, reiškia, žodžiu, išvažiuojančios mašinos, reiškia, išvažiuoja iš tos gatvės į gyventojų gatveles, reiškia, bortai šiandien yra jau sulaužyti, kadangi dangos neatlaiko gatvelės, šuliniai yra iškylę jau nu, tiesiog įspausti šuliniai pakilę jau apie 10 cm. Visi bandymai susikalbėti ten ir prašyti, jie jokių vaisių nedavė. Tai dabar, jeigu Horonečienės gatvėje prie transformatorinės bus įrengti, reiškia, kur dabar dar galėdavo apsisukti šiukšlių mašinos, o jos bus įrengtos būtent toje vietoje, kur galėjo apsisukti, tai reiškia, vienintelė galimybė vėl bus važiuoti į šitas gatveles, reiškia, kur yra nenumatytos dangos. Todėl manau, kad šitas projektas nėra parengtas pilnai, nes turėtų būti pagrįsta, kokiu būdu, reiškia, transportas ne tik įvažiuos, bet ir išvažiuos. Jo, tai čia yra vežėjų. Aš pats esu projektuotojas, suprantat, aš jeigu projektuoju, reiškia, kažkokią ūkio aptarnavimo aikštelę, aš turiu numatyti, reiškia, STR-inius radiusus, įvažiuoti didesniam transportui nei lengvam automobiliui. Ir mano projekto nesuderina, reiškia, savivaldybė. Jeigu aš to nepagrindžiu ir nenumatau. O šiuo atveju, reiškia, savivaldybei visiškai nesvarbu, reiškia, nu, kokiu būdu išvažiuos iš tos vietos įvažiavęs transportas. Aš turiu idėją, kurią naudojasi vežėjai, tačiau kaip ją apipavidalinti, tai nežinau. Turbūt reikėtų parašyti raštą būtent VASai vežėjams. Mano siūlymas būtų, na, kažkaip, nežinau, nesiūlyti, paprašyti vežėjo, kad jis įvažiuotų į šią teritoriją atbulomis, aptarnautų ir išvažiuotų. Ir nesimaltų po tas mažas gatvelės. Taip, žinau, esu matęs daugelį kartų, kur tos gatvelės ir tie bortai nepritaikyti sunkiasvorio mašinom, o plus šitos šiukšliavežės yra 12 metrų ilgio. Jos tikrai yra didelės ir tie radiusai jų dideli posūkio. Tai idėja būtų, kad jie važiuotų atbulomis, kaip jie daro daug kur gyvenamųjų namų daugiabučiuose, kurie negali išsisukti, jie įvažiuoja atbulomis. Kaip priversti juos važiuoti atbulomis, aš manau, kad reikėtų parašyti raštų, gal vieną, gal keletą, būtent VASą ir jų paprašyti. Jeigu yra pastebėta, kad jie nevykdo, dar kartelį parašyti ir kad jie vykdytų. Aš atsiprašau, o šitą, jeigu iš tikrųjų, o čia dabar įrašas netgi nedaromas. Daromas įrašas, žinokit, įrašas. Daromas, jo. Tai ir viešo aptarimo metu mes tiesiog turim elementarų mažą prašymą papildinti aiškinamąjį raštą šito projekto, kad transportas įvažiuoja atbulomis. Aš žinokit, taip ir padarysiu, aš neaiškinamą raštą grinai ant brėžinio, tojaus. Brėžinio aš grinai parašysiu, kad pastabą vežėjam atkreipdėmėsi. Nes matot, paslaugas teikianti įmonė gali pasikeisti ir čia reikėtų tiesiog, reiškia, projektą tai numatyti, kad transportas įvažiuoja atbulomis. Aš išgirdau, bus nurodyta. Gerai, ačiū. Prašau, gal dar kažkas klausimų? Ar niekas daugiau klausimų neturi? Jeigu galima dėl Žirmūnų gatvės grįžti. Taip. Sakykite, aplinkui yra, aišku, tų konteinerių. Tai koks, jūs minėjot, kad kasdien reikia mišrias atlikas išvežti, o aplinkui kaip dažnai tai daroma? Žinokit, čia jums reikia klausti vežėjų, tikrai nežinau. Čia ne mano darbas, aš ne vežėjas. Jeigu jums aktuali šitą informaciją, kreipkitės į VASą ir jie sakys, tikrai negaliu pasakyti, kaip dažnai jie veža aplinkui atlikas. O dar jūs sakėte, kad stiklo atlikos ir popierinės atlikos išvežamos kas antrą dieną. Taip. Tai galbūt užtektų dar papildomai tik vieno konteinerio? Ne, mato, čia yra toksai, kadangi tai yra ES lėšos, tai yra toksai pirkimas, kad 3 konteineriai. Negalim įrengti vieno. Fiziškai, realiai, manau, kad užtektų jums mišrių galbūt
ir maisto atliekų konteinerių ir viskas. Tačiau yra toks pirkimas ir mes negalim skaidyti, renginėti vieną arba du, arba ten kažkaip kitaip. Yra toks paketas, mes galim ten, kur nereikia, sakykime, tas plyteles nuimti aplinkui, bet tai yra vienetas neskaidamas. O ten, kur numatoma įrengti, ten dabar krūmai pasodinti. Kažkaip numatyta atsodinimas kažkur? Numatytas jų persodinimas tarp būsimo konteinerio ir gyvenamojo namo. Ten lieka dar truputį vietos, tai tie krūmai, mulčius ir plastikinės ten tos dalelės numatyta perkelti už naujų konteinerių, kad truputėlį, vizualiai bent jau atsiribotų nuo gyvenamojo namo. Gerai, ačiū. Tai jeigu daugiau nėra klausimų, aš truputėlį atsijungiu, mes pusę valandos praėjo, dar pusę valandos vyksta susirinkimas, jeigu kažkas sugalvotų kažko paklausti ar ateitų nauji gyventojai, tai prašom, mielai, klaustų. Aš tik tai dar vieną klausimą noriu padiskutuoti truputėlį. Mes irgi bendruomeniai, pergyvenam, kaip pasakyti, nes kai kurie turi savo individualius vandens gręžinius ir panašiai. Ir va dabar dėl tų incidentų, kai būna, kad plyšta tie maišai. Tai šioje vietoje aš nuraminsiu jūs, kaip čia pasakyti, daug kur, sakykime, anksčiau buvo įrenginėjami apvalūs konteineriai. Ir jie, taip, kaip čia pasakyti, nelabai turėjo savo kažkokių dėklų ir taip toliau. Tai va, tuo atveju jūs galėtumėt pergyventi, šiuo atveju jums nėra nieko dėl ko pergyventi, nes šitie konteineriai maišai įsistato į tokias, betoninės dėžes. Tai jos įsideda į betoninės dėžes, tokias, ne dėžes, suprantat, kvadratinės tokias. Ir viskas, ir jokios atliekos niekada nepaklius į aplinką, į žemę, į gruntą. Taip. Ta prasme, kad yra kažkoks kaip pamatas įleidžiamas į žemę, Taip. O ir iš viršaus mes matom tą, sakykime, plastiko formą, bet realiai tenais yra tas maišas palaidojimas, įdedamas, ta prasme, į betonuotą tokią kaip kapsulę, nežinau kaip pasireikšti. Taip. Nes ta kapsulė, sakykime, tas pats konteineris yra iškilęs 1,10 m, 1,20 m į išorę ir 1,60 m po žeme. Tai būtent 1,60 m, 1,70 m yra ta betoninė dėžė, jos viršus kartais čiut išlenda virš žemės, kartais neišlenda, kartais lygiai suveda, čia nuo reljefų priklauso. Tai to atliekos nepakliūna jokios į reiškės aplinką. Aišku, ačiū. Šau. Labą dieną, ar galėčiau dar paklausti dėl Koroničienės? Ne, nėra. Yra? Dėl Koroničienės 4 konteinerių. Sakykit, prašau, ten priešais yra numatomi sklypai, ar ne? Va, tuščias laukas yra priešais eilutę blokuotų namų. Ar čia šitie namai yra įskaityti šitiem konteineriam, ar ne? Ne, yra įskaityta kol kas tik tai esamiem namam. Tai ta prasme, gatvytė palei Baltupio, šitie blokuoti namai, taip? Taip. Ir tos gatvelės, nes ir dar klausimas, kokiu minimaliu atstumu nuo namo kampo yra dabar tie leidžiami atstumai? 10 metrų. 10 metrų net? 10 metrų, jeigu nėra savininko pastato sutikimo, jeigu su savininko pastato sutikimas yra, galima atstumą mažinti iki 5 metrų. O čia dabar barškėjimai tie visi, nes iki šiol, tai jeigu meta pas mus yra tie geltoni, žalimėlini, tie tokie plastikiniai konteineriai, tai yra ten košmaras, sakykime, kai langai atidaryti. Taip. Kaip šiuo atveju su šitais? Matot, žemė yra labai geras akustikos izoliatorius.
Nes didžioji dalis konteinerio, kaip aš minėjau, po žemė yra 1,60 m ir jisai yra išlindęs 1,20 m. Tai kad tas viršus užsipildytų, taip retai galbūt būna stiklo, tai visi tie dūžiai, visi tie triukšmai yra po žemė. Tai realiai o dabar estetika šitų konteinerių, ar čia bus tikrai tokia, kaip pasiūlyti pas jūs projektą, ar biškai gražesnė, nes yra šiaip tai ir estetiškesnių šitų, bent jau net seniau statytose kvartaluose. Estetika subjektyvus dalykas, yra dar tokie senamestyje pilnai požeminiai konteineriai, tačiau jų dabar pirkimuose nėra ir, šitas... Nes čia tokie biškiai, kaip dėdos, kaip sakant. Kokie? Tokie biški, taip savo. Yra kokie yra. Bet tikrai net Santariškėse šalia, anksčiau statytose namuose, tie pilki antracitos spalvos yra tikrai kultūringiau žiūrėti. Žinokit, pilki antracitos spalvos yra privatus konteineriai, kur gyventojai patys arba, kaip daugiabučiai dabar irgi neverčia, pasako, kad reikia savo įsirengti konteinerius, tai visi šitie pilki. Taip, gal jie ir gražesni, gal ir sutikčiau, nežinau, bet čia yra privatus konteineriai. O šitie yra, sakykime, valstybiniai ES lėšomis finansuojami. Tai toks yra pirkimas. Tai čia jie kokia spalva jų bus? Mediniai? Kaip? Kokie jie bus, kokia spalva jie? Jūs pažiūrėkit mieste, jų daugybė įrengta yra. Jų yra visokių, tai aš sakau, matėm, kad ir iškilęs betonas ir tvarkingai tik dangtis. Jie irgi pakankamai normaliai žiūrisi. Taip. Tai čia tokie bus, ar ne? Taip, tokie. Tamsiai pilkšvi tokie jie yra. Tamsiai pilki, taip grubiai sakant. O dabar tai kaip jūs įsivaizduojat prie transformatorinės privažiuos, nes gatvelės plotis vis tiek reikės išlaikyti, tai pagal, taip... Privažiuos, matot, tie konteineriai yra taip, kaip čia pasakyti, per vidurį to parkavimo aikštelės tos. Kuriam jūs išnaikinat mums 4 svečių parkavimo vietas. 3, taip, dėja, bet taip. 4, ten stovi 4 vietos, žinokit, pastoviai stovi 4 automobiliai. Taip, žinau, dėja, bet taip. Taip, blogai. Nėra kitos alternatyvios vietos. O ten prie gatvės statyti jau sklypai neleidžia, numatyti. Gali būti daugybė priežasčių, kaip sakiau, pati pagrindinė, ta dažniausia priežastis tai yra požeminiai inžineriniai tinklai. Jie dažniausiai, jūsų kvartale pakankamai ten tvarkingai, sakykime, bet jie dažniausiai chaotiškai paklojo, ant tinklų mes negalime įrenginėti, mes turim atsitraukti, gal nebūtinai to oficialiaus SAZO metrais, bet kažkiek vis tiek turim atsitraukti ir daugybę gerų vietų panaikina požeminiai tinklai. Kitas dalykas, sklypai, negali būti suformuoti sklypai, turi valstybinė žemė būti laisva, medžiai, medžių šaknų apsaugos zonos, medžių lajos. Žinokit, priešais mus išpjovė ir pastatė dvibutį, išpjovė visą 25 metų amžiaus miškelių, tame tarpe ir buvusio vyriausio miesto architekto sodintas egles. Ir kažkaip tai kompensacijos niekam, nei gyventojam, nei negirdėjom, kad kompensuotų tas pasistatęs. Taip, kad čia labai irgi sąlygina, subjektyvu. Taip. Tai tiek, dėkui, ačiū. Prašau. Tai ačiū už susitikimą, aš taip suprantu, galim išeiti, ta prasme, kam jau viskas. Dėkui viso. Dėkui viso. Dėkui viso.